ką reik žinoti, kiek laiko užtruks, kad tu pritrauktum kažkonį savo gyvenim šito fizinės realybė. Nu tai va, tarkim, ką pavyzdys, aš noriu pritraukti Lamborghini. 200 štuką eurų. Gerai. Dabar mano bank ir 20 štukų ir aš noriu pritraukti mašinką, atroja, reik 10 kartų daugiau negu aš turiu. Ko dabar turim daryti? Gerai, klausim paprasčiausiai. Ar aš galėčiau pritraukti Lamborghini per 10 metų pagal dabar savo situaciją? Pagalvoju, galėčiau per 10 metų susitaupyti, galėčiau. Gerai, viskas aišku, per 10 metų galėtum pritraukti Lamborghini. Gerai, paklauskim, klausim. Ar galėčiau pritraukti Lamborghini per 9 metus? Manau, galėčiau. Per 8 metus? Galėčiau. Ar galėčiau Lamborghini pritraukti per 3 metus? Jeigu jau biškį pradeda abejoti, jeigu truputėlį pradeda abejoti, jau tas reiškia, kad yra kažkokia įsitikinimų sistema, kuri tave stabdo. Jis stabdys, kad tu nepritrauktum to. Ką reikia dabar daryti? Viskas, aš žinau. Gerai, per 3 metus nepritrauksiu, gal per 4 pritrauksiu. Nu gerai, ko reikia daryti, kad greičiau pritraukčiau? Paklausti savęs klausim. Ko aš turėčiau tikėti šitą situaciją, kad dabar per 3 metus aš nepritraukčiau Lamborghini? Ko aš turėčiau tikėti šitą situaciją, kad tai man būtų tiesa? Ir kontas padarys išmes dalykus į paviršių, katri yra tos šaknis, katri ir bent jau pati dalelė mažiausiai šaknės išlinden ir tu galėsi sekti ir atrasti dalykus. Aišku, atsakymus gali ateiti iš karto, arba atsakymus gali ateiti po 10 dienų, jeigu nori. Nes atsakymą ateis taip pat, kaip bet kas gyvenim tau, sinchroniškas, per sinchronizacijas. Tai galbūt kažkam pasakys tau, kažkoks žmogus praeis pro šalį, sakys, šits ir dalyks toks, ir tu, blembački, teisinga. Kaip čia taip pasakė, tik dalykai visiškai man labai į temą ir tu iškart suprasi, kad tai yra atsakymas. Arba kažkur gaus kokią paštą žinutį, kažkokią reklamą susijęs su tau, kur kažkas ten pasakys kažkokį specifišką ir tu, supratau. Suprant, gali tas atsakymas ateiti iš milijardų skirtingų dalykų. Svarbiausia ir nesitikėti niek, išmesti lūkestį ir tiesiog klausti, ko aš turėčiau tikėti šitą situaciją, kad man tai būtų tiesa, per 3 metus nepritraukčiau Lamborghini. Čia ir pats grubiausias pavyzdys. Gali būti bet koks dalykas, ko tu norėčiau manifestuoti, bet taip, tu gali išsiaiškinti, kiek tau laiką truks, kad tu pritrauktum kažko specifiškai savo gyvenimą. 5 metus pritraukčiau. Per 4 metus, jeigu yra abejonių, viskas. Reiškia, per 5 metus pritrauks, bet per 4 yra įsitikinimų kažkokių, kad reikia vis stabdys. Įsiaiškinkans, pakeiskans, transformuokans ir tad pritrauks visko greičiau savo gyvenimą.